Sveiki, tūkstantis elektriniečių. Labai daug sulaukiau iš gyventojų skambučių, žinučių, kad iš visos Elektrėnų savivaldybės, kad visoje Elektrėnų savivaldybėje pėsčiųjų takai tapo slidžia mase. Atsiuntė, kas patyrė traumas, atsiuntė, kas matė, kad žmonės griuvo. Aš tikiuosi, viskas gerai su jų sveikata. Žiūrėkit, dabar visi kokia esmė, kaip klaidina valdžia. Jūs labai atkreipkite dėmesį, čia propaganda tokia skleidžia. Kad komunalinis ūkis ten tvarko, taip toliau. Žiūrėkit, pirmiausia, Elektrėnų savivaldybė perka paslaugą tvarkyti gatvės, taip? Perka paslaugą. Paslaugos negauna. Klausimas. Gediminui Ratkevičiui, Mariui Urvakiui, Gintarui Jančiauskui, Dovydui Bliujui. Kodėl sumokate už tą paslaugą? Ką? Jūs perkat paslaugą, paslauga nesuteikiama, jūs pinigus sumokėt, metai iš metų tas pats. Gyventojai moka mokesčius, jūs išleidžiat jų pinigus, gyventojai paslaugos negauna, slidinėja tose gatvėse, darosi traumas ir taip toliau. Mumsgi tai nėra skirtumo, iš ko jūs perkat paslaugą, ar iš komunalinis ūkis, jeigu jis nesugeba įvykdyti, pirkit iš švara, kokia ten gausa, statybo, šluota, 3 kotai ir taip toliau. Mumsgi jokio skirtumo. Suprantate, tūkstantis elektriniečių, kurie klauso, jūs atskirkit. Kalta yra Elektrėnų savivaldybė. Ji nupirkus paslaugą nesireikalauja, o pinigus sumoka. Man tai aiški priežastis, labai paprasta. Komunaliniam ūkiui tiek pridarbinta liberalų, jiems algas reikia mokėti. O už tos pinigus tu negali pasamdyti paslaugai žmonių, nes jie yra sumokami. Ten ir taip jiems trūksta pinigų. Pažiūrėkit, naujas pavyzdys prie naujos vadovės. Įdarbino komunikacijos vadovė, neįdarbino, o nupirko paslaugą, nors iš pradžių skelbė konkursą, mes dar apie tai pakalbėsim. Ta konkursą nutraukė, turbūt jinai netitiko tų sąlygų, čia mano prielaida. Tada jinai įsisteigė ten savo kokią tai agentūrėlę ir tada jie paskelbė pirkimą, kad jie nupirks tą agentūrėlę. Ir nupirko šitą merginą, kuri sakė, aš neutrali kaip plaštakė. Čia 1000 elektriniečių per agresyviai elgėsi, o mes čia neutralūs, čia gyventojai negražiai elgėsi su meru. Aš tai jo ne jo draugė, aš neutrali. Va tau ir neutrali. Matot, darbelį gavo ir taip toliau. Čia aišku ruošiamas rinkimui. Taigi iš komunalinio ūkio paslaugų pinigai mokami. Turim kontrolės komitetos narį Edvardą Baleišį. Taip, išrinktas žmogus, tarybos narys, eina pareigas. Ką jis daro? Važinėja po Elektrėnus, filmuoja kaip ežerą valo, filmuoja tiltą, kapinės rudenį reklamuoja. Užuot naudotųsi savo įrankiais, jis elgėsi taip. Savivaldybė užuot naudojusi savo įrankiais kontroliuoti, kad nupirko paslaugą būtų įvykdyta, nieko nedaro. Suprantat, pas mus yra problema. Pas mus Elektrėnų savivaldybei yra niekas nekontroliuojama, nedaroma ir tie žmonės, kurie išrinkti tam, turi visus įrankius to, jie tiesiog nevykdo savo pareigos. O eina Elektrėnų tėčiams, mulkina, pasakoja nesąmonės, aišku, šmeižia visi iki vieno, tiek Edvardas Baleišis, tiek liberalai, 1000 elektriniečių, vien tam, kad per rinkimus gauti balsų, dirba tik ant rinkimų. Kad per rinkimus vėl gauti balsų, vėl visi į krūvą sueiti ir vėl parodyti nosį visiems gyventam. Ir mes toliau braidysim tais takai. Tai va, tai 1000 elektriniečių, žinokit, yra labai paprastas dalykas. Tiesiog perkama paslauga pas tuos, kurie nedaro ir yra nekontroliuojama. Tiesiog sumokami pinigai. Tai čia yra elementariu, kaip 2x2. Reikia reikalauti ne pas komunalinį, kuris buvo nupirkta paslauga, o pas tuos, kurie kodėl perka ir kodėl moka pinigus. Tai kaip su sąžinė ten Gediminai Ratkevičių, Marių Urvakį, Gintarą Jančiauską ir Edvardas Baleišis ir Dovydas Bliujus. Gerai, jums susažinkai, taip eina, va žmogus, gatve, slidžios gatvės, pargriūna, patiria traumą, va žiemą kokia trauma, net mirtina buvo. Laukiam žiemos, vėl bus tas pats. Oi, aš va, užuot užsiimčiau tuo, ko geriausia moku, aš dabar, vis tiek yra vaikų atostogos, atvažiavau su vaikais į spa pabūt, man paskaita, va, nutraukiau paskaitą, nes labai tikrai gyventojai prašo, sako, Danai paviešink, nes neįmanoma, va, žmogus traumą stiprią patyrė, mačiau ir yra problema didelė. Nutraukiau paskaitą, vis tiek reikia man ugdyti vaikus, kad užaugtų gerai žmonėm ir aš pats
užuot užsiimčiau tai, ką geriausiai moku, verslų, kurti darbo vietą, save ugdau ir vaikus ugdau, kad gerai žmonėm užaugtų ten, užsimtų verslų, kurtų kitiems darbo vietas, kažkaip gyventum tam socialiniam gyvenime ir taip toliau, būtų visuomenininkais ir tokiais duotų ir kitiem, duotų visuomeniai kažką. Aš turiu užsiimti tų žmonių darbų, nes jie nieko nedaro, nes jie nieko nekontroliuoja, nieko neprižiūrė, jie skriaudžia miestą, skriaudžia žmonės. Bet taip viskas pas mus iškreipta. Dar metai. Tikėkimės, kad visi supranta, kas klauso, užteks mūsų tiek, kiek yra ir mes galėsime pakeisti viską iš principo ir turėsim tos žmonės, kurie vykdys tas grandinės. Nes tą padaryti labai paprasta. Man asmeniškai tai kaip 2x2. Sutvarkyti momentaliai. Momentaliai. Man ten jokių srovių nėra povandeninių, jokių melų. Aišku, jie puikiai tą supranta, kad jau man makaronų nepakabins ir aš pakeičiau taip viską. Labai gerai. Tai 1000 lenktyniečių. Aš baigiu paskaitą, dar liko valanda ir užsiemu savo atžalų ugdymų. Jiems atostogos ir jūs taip pat. Visiems vaikams gerų atostogų, o suaugusiems šią savaitę skirkite dėmesius, kad ir dirbate, jums darbingos savaitės, bet skirkite dėmesio ir savo atžalom. Ačiū ir iki.